Jei knygelė, nedidelė knygelė, tegu atmintį laikas įsaugo. Tai yra pirmoji tokia platesnė knygelė apie Juozo Laboko veiklą. Šalia Vaclovo stovi Benediktas. Benediktas Labokas, jo gyvenimą ir ryšius su kitais žmonėmis reikia atskirai paminėti, nes, nes iš Benedikto Laboko giminės taip pat mes sulaukėme gražių atminimo ženklų parašyta Dianos ir Aušros Labukaičių darbas apie Laboko gyvenimą. Na, dar galima būtų pasakyti, kad paskutinis jauniausias Labokų vaikas buvo Jonas Labokas. Jis buvo vedęs Uselytę arba Uoselytę, kitaip sakant, netiesiogiai ši šeima bendravo tarpusavyje, dar ir dvigubais ryšiais. Juozas Labokas studijuodamas pradėjo dirbti Blaivybės draugijoje. Kaip čia atsirado šitas ryšys su Blaivybės draugija? Mat, Juozas Labokas buvo baigęs Švėkštos gimnaziją, įstojęs į kunigų seminariją, bet kunigu netapo, o gavęs brandos atestatą įstojo į Vytauto didžiojo universitetą ir matyt tie ryšiai, tie dvasiniai dalykai buvo labai susiję ir aišku, kad kunigystės jis nenorėjo priimti ne dėl tikėjimo dalykų, o matyti dėl kokių nors kitų priežasčių, kur vėl lieka mums neįmenta mįslė. Liaudies namai tai buvo valdžios duotas pastatas, pastatytas XIX amžiaus pabaigoje, tokio chaotiško stiliaus ir kaip pats Juozas rašė, juose buvo priešalkoholinis muziejus, buvo salė, o Juozas čia dirbo ir buhalteriu, ir reikalų vadovu, ir instruktoriu, važinėdavo po rajonus. Ir dar yra įdomu tai, kad pats Juozas yra rašęs, kad jis gyveno kurį laiką trečiame aukšte, štai tuose viename iš tų kambarių. Dirbdamas Blaivybės draugijoje, kaip tik reiškėsi kaip publicistas. Jis daug rašė apie Blaivybės draugijos renginius, Blaivybės temomis, apie Blaivybės žalą ir kitus dalykus. Ir šitokių straipsnių laikraštyje Sargyba, kuri buvo specialus Blaivybės draugijos laikraštis, paskelbė daugiau kaip 20. Įdomu tai, kad Sargyboje jis įspausdino gražų straipsnį apie Lietuvos piliakalnius, apie narų darbą jūroje ir taip toliau. Matyti jis siejo su gamtos dalykais, kas nors, ir nes jis buvo laikinai perėjęs į gamtos fakultetą studijuodamas universitete. Štai šiame laiške Svainiui Šeškui yra daug informacijos, rašytas 29 metais, apie Juozo darbą
toje blaivybės draugijoje. Dirbti tenka daug, o sveikata yra negeležiniai arkliai, kaip gražiai, vaizdingai čia visą tai pasakyta. Ir kad štai jis gaunantis 900, 300 litų ir tais litais reikia dalytis su broliu Vaclovu. Juozas Labukas rašė ne tik spaudos, ne tik šiam sargybos laikraščiui, bet ir spaudos naujienoms, kuris spausdintos 7 recenzijos ir publicistikos klausimais, ir kalbos klausimais. Rašė į metraštyje Kova su džiova, parašė tokią nedidelę knygelę apie šventąjį Augustiną, tada buvo minimus 1500 metų šio žmogaus jubiliejus. Na, be to rašė Rytui, rašė Naujai Romuvai, rašė kitiems laikraščiams ir vienu metu dirbo gimnazijoje, dar ne visai baigęs, beveik bebaigiantis gimnaziją, bebaigiantis universitetą, atsiprašau, metus dėstė lotynų kalbą, kadangi jis buvo lotynų kalbos studijas pasirinkęs kaip pagrindinės, o lietuvių kalbos kaip šalutines. Tai iš jo gimnazijoje, jėzuitų gimnazijoje dėstė lotynų kalbą. Deja, tas dėstymas turėjo nutrūkti, nes 33 metais pajuto ligos požymius ir turėjo gultis į ligoninę. Ta liga buvo tuo metu sunkiai pagydoma ir apie ligą mes žinome nemažai. Ta liga, galbūt ir nutraukė jo tokią kūrybingą veiklą ir publicistikoje, ir kalbotyroje, nes šiek tiek pasigydęs ir mėnesį kitą padirbęs turėdavo vėl gultis į ligoninę, o tos ligoninės ir sanatorijos tai buvo Kaune, Aukštojoje Panemunėje ir Alytuje. Alytuje jis ir įsikūrė. Iš kalbotyros darbų pirmiausia galima būtų paminėti laikraštyje Žemaičių prietelius įspausdintam tą straipsnelį apie Andrejavo ar Endrejavo tarimą. Jis čia rašė, kad plačiausiame plote sakoma ne Andriejus, o Endriejus, Endriejaus atlaidai ir taip toliau. Jo argumentai buvo tie, kad turi būti vartojamas autentiškas vietovardis, o ne kieno sugalvotas, kad reikia remtis jo paplitimu, paplitęs jis plačiausiuose plotuose, ir remtis tam tikrais autoritetais. Tie autoritetai čia jau yra paminėti, tai yra Kazimieras Būga, tai yra jo mokytojai Antanas Salys ir Pranas Skardžius ir kolegos studentai mokytojai. Daugiausia rašinių randame gimtojoje kalboje, ypač tos gimtosios kalbos, kuri buvo bendrinės kalbos mokymų ir mokymosi laikraštis, žurnalas, apžvalgų skyriuje. Apžvalgos tai buvo tuo metu kalbotyros periodinėje spaudoje spausdinami kalbotyros straipsniai ir apžvelgiama, kas juose rašoma. Tai tokių apžvalgų Juozas Labukas paskelbė apie 150. Nelengva jas suskaičiuoti, pasakyti ar 142 ar 148, nes pačiame gimtosios kalbos leidinyje gana nevienodai žymėta autorystė. Štai čia matome, kad autorystė yra pažymėta
po 3 straipsnių apžvalgų yra pasirašęs J. Labokas. Juozas Labokas iš tikrųjų laikytinas tuometinės lietuvių kalbotyros metraštininku. Reikėdavo perrašyti, įvertinti šimtus, jeigu ne dešimtis tūkstančių įvairiausių kalbos straipsnių. Savo veiklą Juozas Labokas yra apibūdinęs vienų metų veiklą, kalbotyros vienų metų veiklą apibūdinęs tam tikroje ataskaitoje Lietuvių kalbos draugijai. Gimtoji kalba ir Lietuvių kalbos draugija buvo du dvyniai kalbos klausimais. Ir Juozas Labokas buvo Lietuvių kalbos draugijos narys. Tiesa, nedažnai dalyvaudavo susirinkimuose, pasiskųsdavo, kad sunku iš Alytaus atvažiuoti, bet čia pažymėta, kad apžvalgų 35 metais jis parašęs 1730 eilučių. Tos eilutės tai yra nemažai čia, parašęs recenzijų, straipsnių, parengęs salio tarmių paskaitų tekstus, kad taisęs įvairių mokslininkų straipsnių kalbą, mokslininkai nelabai mokėdami kalbos nesiryždavo duoti neredaguotų straipsnių. Na ir todėl čia turėtume dar atskirai pakalbėti apie tokį vertingą Juozo Laboko darbelį, tai yra profesoriaus Prano Skardžiaus parašytą knygą Daukšos akcentologija. Daukšos akcentologija ypatinga tuo, kad tai yra 17 amžiaus pradžios kirčiuoti tekstai ir Juozas Labokas iškėlė šitos knygos svarbą, šito tyrimo reikšmę ir taip jau plačioje paties Skardžiaus apžvalgoje, šios knygos pristatyme, įžiūrėjo didelį naują dalyką, kad Skardžius naudojasi ypatingu lietuvių kalboje dar ne vartotų kalbotyros tyrimo metodu, tam tikra rekonstrukcija, kuri žiūri ne į kitas pasaulio kalbas, o į pačią Daukšos kalbą. Šis metodas vadinasi vidinės rekonstrukcijos metodas. Tai buvo labai nauja lietuvių kalbotyroje ir šita recenzija iš tikrųjų nusipelno daug dėmesio. Na, kai kas, žinoma, svarbiausių darbų laiko Juozo Laboko parengtą knygą Lietuvių kalbos tarmės. Iš tikrųjų knygelė, ji išėjo 35 metais, dėja, čia yra pati didžiausia mįslė, aš pats plačiai domėjausi, kokiu būdu buvo parengta ta knyga, nepavyko rasti duomenų, gal dar atsiras, kaip neaišku, ar čia kaip jis įrašė tuos tekstus, kaip jie buvo redaguojami. Kol kas archyviniai dokumentai nieko plačiai nerodo. Čia norėčiau pasakyti, jau baigdamas, kad Juozas Labokas gyveno ne tik tokioje broliškoje savo šeimos aplinkoje, su ja nuolat bendravo ir šeima nuolat prisimena jį kaip kokį gerąjį angelą, bolševikų nukankintą ir išmestą iš šio pasaulio. Bet Labokas bendravo ir su
daugeliu tos minėtos lietuvių kalbos draugijos žmonių yra dirbęs lietuvių kalbos žodyno redakcijoje ir tos redakcijos vadovas profesorius Juozas Balčikonis kaip tėvas rūpindavosi savo Andras Lengvinas susirgo. Tada štai į tą Lengvino gelbėjimą įtraukė ir Juozą Labuką. Šiame laiške matyti, kaip Juozas Labukas lankė savo bičiulį, kaip jam praneždavo apie visas naujienas ir dar kituose laiškuose šią pačią temą esu radęs nuorodą, kad Balčikonis susisiekė su viena labai žymia Rytų Prūsijos gydytoja ir ta gydytoja pradėjo rūpintis Lengvino sveikata. Tai žodžiu, gyveno tokioje aplinkoje, kuri buvo dėkinga kiekvienam asmeniui, kiekvienam žmogui ir teikė, žodžiu, tam tikrą gėrį. Taigi, sakyčiau, kad galima būtų apibendrinti, kad Juozas Labukas, gimęs 905 metais ir šįmet minimas jo 120 metų gimimo jubiliejus, plačiai prisidėjo prie lietuviškos publicistikos plėtros, nudirbo gražių darbų lietuvių kalbos tyrimo ir ugdymo ir dėja, nors ir sirgdamas, nors ir ligonis buvo įtartas kaip bendraujantis su pogrindžio žmonėmis ir 46 metais nukankintas bolševikų. Juozo Labuko ir kitų bendramžių darbai gražiai įsilieja į nepriklausomos Lietuvos kultūrą ir mokslą, turėtų mums visiems būti sektinas pavyzdys, kaip nesavanaudiškai atsidėti tautos svarbiausiems reikalams, o kalbos dalykai yra vieni iš svarbiausių mūsų tautos gyvavimo ir būsimo egzistavimo pagrindų. Taigi, čia pateikiu keletą svarbesnių duomenų, kas buvo rašyta apie Juozą Labuką ir baigdamas nuoširdžiai dėkoju Klaipėdos rajono savivaldybei ir ypač energingai jos darbuotojai Daivai Beliukaitai, tiesiog daugelių dalykų atradėjai, gražiai bendravom ir ačiū už tą bendravimą, ačiū už surastus giminės, su kuriais teko susidurti. Ačiū Jums, jeigu nebuvau visai nuobodus.